norint turėti gerokai ilgesnį lytinį aktą, iš tikrųjų reikia ne tik psichologinio pasiruošimo, bet tam reikia ir tam tikrų mitybos įpročių. Keletą jų aš iš karto pasakysiu dabar. Tai maisto produktai, kurie turėtų būti jūsų racione. Pirmas dalykas – austrės. Kodėl? Tai labai daug cinko, gerina kraujotaką, didina testosterono kiekį. Antras dalykas – lašiša, tuna, sardinis, visa riebi žuvis, dėl to, kad tai yra omega-3 riebiosios rūgštys. Jos gerina kraujotaką ir širdies veiklą, o tai padidina ištvermę. Jautiena, vištiena, kiauliena – tai yra baltymai arba aminorūgštės L-argininas ir karnitinas. Padeda išlaikyti erekciją. Galima valgyti įvairiausius nesmulkintus grūdus. Tai geras cinko ir B grupės vitaminų šaltinis. Svarbus hormonų balansui. Tamsus šokoladas, be jokios abejonės, skatina dopamino ir serotonino gamybą, gerina nuotaiką ir atsipalaidavimą. Tačiau šokoladas yra turintis ir blogybę. Todėl, jeigu dėl mitybos norėsi pasitart, parašyk geriau asmeniškai. Maca šaknis dabar labai populiarus dalykas, natūralus afrodiziakas, didina libido ir ištvermę. Tačiau dėl kokybės reikėtų suabejoti tos, kurios yra Lietuvoje. Nebent jūs pats parsivežat iš Machu Picchu, dažnai turbūt važiuojat ten, ženšenis, gerina kraujotaką ir energiją, galinti padėti atitolinti ejakuliaciją. Tačiau yra daug niuansų, apie kuriuos reikėtų pasitarti. Parašyk man į telegramą, aš mielai tau padėsiu. Ne tik tai programa 90 dienų, ką reikėtų padaryti, bet ir kaip maitintis. Lauksiu iš tavęs tavo žinutės.